Sveiki, šiame mokomajame vaizdo įraše kalbėsime apie naujos tiekėjo kortelės sukūrimą. Parodysiu, kaip greitai užpildyti kortelę, pasinaudojant Lietuvos juridinių asmenų duomenų baze, kaip susitvarkyti adresą bei kur nustatyti tiekėjo finansinės sąlygas. Taigi, pirmiausia, pradinėme lange, kairėje pusėje, tarp modulių surandame modulį pirkimai ir spustelkime ant jo. Atsivėrusiame modulyje tarp kodifikatorių randame PL1 formą pavadinimu tiekėjų lentelė ir spusteldami ant jos ją atidarome. Atsidaro naujas langas, kuriame, kad pamatytume visus tiekėjus lentelėje, turime paspausti paieškos mygtuką su padidinamojo stiklo atvaizdu. Ir štai matome tiekėjų sąrašą. Norint sukurti naują tiekėjo kortelę, viršuje kairėje pusėje spaudžiame mygtuką Naujas. Atsidaro kortelės langas su įvairiais laukeliais. Jeigu žinome tiekėjo įmonės kodą, galime jį įvesti į laukelį Įmonės kodas. Pavyzdžiui, įveskime kodą 141 999 837. Įvedus kodą, iš dešinės pusės spausime mygtuką pasaulėlio atvaizdu. Sistema automatiškai suras įmonės duomenis Lietuvos juridinių asmenų duomenų bazėje ir juos užpildys tiekėjo kortelėje. Pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą, adresą ir kitą informaciją. Taigi, galime paspausti. Paspaudus matysite naują atsidariusį langą. Čia mums reikės susitvarkyti įmonės adresą atkeltą iš duomenų bazės. Mums tik reikia nukopijuoti miestą į laukelį pavadinimu miestas kaimas. Kai adresą sutvarkime, galime spausti išsaugoti. Paspaudę esame nukelti į prieš tai matytą langą. Ir kaip matome, visa informacija apie kompaniją yra nukopijuota į naująją kortelę. Lieka tik susipildyti elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Taip pat galime užpildyti informaciją apie banko sąskaitą, tai yra laukelyje sąskaitos numeris, užpildyti sąskaitos numerį ir pasirinkti banką iš esančių sąraše paspaudus mygtuką su daugtaškiu esantį banko laukelio dešinėje. Kai visi duomenys yra užpildyti ir patikrinti, spaudžiame mygtuką išsaugoti. Grįžę į tiekėjų lentelę ir atlikę paiešką pagal kompanijos pavadinimą ar kitą kriterijų, matome, kad naujas tiekėjas jau yra įtrauktas į tiekėjų sąrašą ir yra matomas lentelėje. Jei norime šiam tiekėjui nustatyti tam tikras finansinės sąlygas, pirmiausia, 2 kartus spustelime ant tiekėjo, kuriam šias sąlygas norime nustatyti. Paspaudus, mums atsidaro naujas langas, kuriame matome tiekėjo kortelę. Čia galime spausti ant mygtuko Finansai ir matome 2 stulpelius. Kairysis stulpelis yra pildomas, jei įmonė yra pirkėjas, o dešinysis, jei įmonė yra tiekėjas. Šiuo atveju mes kūrėme tiekėjo kortelę. Tai nustatant finansinės sąlygas, pildome tik dešiniame stulpelyje esančius laukelius. Šiame stulpelyje pildome informaciją kaip kalendorinių dienų skaičių, per kurį turi būti padaryti apmokėjimai ar kredito limitai ir panašiai. Nustatę finansinės sąlygas, galime spausti mygtuką viršuje kairėje pusėje išsaugoti ir kai mus grąžina į tiekėjų lentelės langą, spaudžiame mygtuką uždaryti ir grįžtame į pradinį langą. Taigi, šiame mokomajame vaizdo įraše išmokome, kaip sukurti tiekėjo kortelę pasinaudojant Lietuvos juridinių asmenų duomenų baze, kaip susitvarkyti adresą ir nustatyti finansinės sąlygas tiekėjui. Ačiū už dėmesį ir iki kito pasimatymo kituose vaizdo įrašuose.